misija mistinė būtybė. Kodėl toks pavadinimas, turbūt daugumai auginančių šitus padarus yra aiškus, nes ateina draugas į svečius, beda pirštu, kas čia per padaras. Ir viskas, ko mes nesuprantam, kas yra svetima mūsų akiai, mes mistifikuojam. Ir dėl to pavadinimas toksai, mistinė būtybė. Kažkam galbūt šiandien bus aišku, kad čia nėra jokios mistikos, viskas paprasta, tie gyvūnai gyvena įprastą savo gyvenimą, tik mūsų suruoštuose terariumuose. Ir surinkom pakankamai stiprius pranešimus. Labai tikiuosi, kad jie jums patiks, atneš naudos tiek ateityje auginant, tiek plečiant bendrą žinių praeitį. Ir tikiuosi, pranešiais nenusivils. Iš tikrųjų. Dar vieną pranešimą. Jį mums papasakos vaikinas, nuo vaikystės paskendęs akvariumuose, Aquascape LT įkūrėjas. Kiekvienai progai pasitaikius dalyvauja įvairiuose akvadizaino konkursuose, taip pat prisideda prie dėmiai trąšų kūrimo, augina namuose labai mandras ir retas žuveles ir kol kas yra vienintelis jų veisėjas, tai augina saldymedžio guranius. Ir prašau.